Labą dieną, sveiki visi atvykę į Tai Status Cup interviu su Ignu Golden Pickle Jauduška. Jūs esate žinomas kaip Lovas. CSGO šalininkas. Ar jūs Taip. dar labiau pasitikite savim prieš šitą taurę? Taip, aš pasisakau prieš CS2 naujoves. Mums nereikia šitų jokių liberalių CS2 su kažkokiais naujais vaizdo modeliais, kurie net nesimato. Mums atėmė pusę ginklų, negaliu nieko daryti, pusę mapų nėra. Kas čia per naujovės? Nesuprantu, nereikia, žaisim CSGO, laimėsim. Smagu žinot, kad pas jūs dega tokia aistra širdyje CSGO. Toliau, jūsų komanda atrodo tikrai gan stipri, sudaryta iš tikrai pilna žvaigždžių, tačiau ar jūs nebijote tokių nežinomų CSGO veidų kaip Martynas X Temple Janušaudytojas ir Julius Žver Ažukas? Žinokit, Julius Žver, manęs jis negazina. Jis gal ir žvėris, bet kaip sakoma, aš medžiotojas. Tai. Tačiau Martynas X Temple, čia naujovė, man nematyta toks, aš tik vieną Martyną pažįstu, bet iš klipo atrodė, kad jis tikras XM profas ir mane tokie gazina. Tai pamatysim. Taigi, kaip visų turiu paklausti, kaip jūs tikitės šiandien pasirodyti? Nu, pagal nuotaiką, kaip visada, žinai, tipo, aš manau, į rampą bėgsiu su Diglu, 3 one-shotai eis, bet kaip dėl 4, tai nežinau. Ir koks jūs spėjate bus rezultatas? Spėju, bus pirmas raundas gan kaip neusitęs, bet po to, manau, reikės daug žaisti ir daug stengtis, nes aš manau, abidvi komandos gana lygios yra. Gerai, ačiū labai už interviu, ačiū labai, pučiuoju. Tai čia buvo Tai Status Cup interviu.